Nu įdomu, kad toks triggeris iš karto atsiranda, kad jeigu aš nesu milijardierius, tai neturėčiau to pasakoti. Bet jeigu pas mane, sakykime, yra portfelis, kuris viršyje 100 000, tai jau turėčiau galėti pasakoti ar ne. Nes toks yra. Jeigu yra portfelis, kuris viršyje 200 000, tai staiga jau yra kažkokia logika klausyti žmogaus, kuris tai daro ar ne. Ar tada, kai aš pasakysiu, kad žiūrėkit, pas mane iš tiesų jau perlipo 1 milijoną, 2 ar ten 5 arba dar kažkokią išgalvotą sumą, tada komentaras bus, ai, tai man tai netiks šitos taisyklės, nes tau pasisekė, nes pradėjai tada anksčiau ir taip toliau ir taip toliau. Tai kiekvieni su savo įsitikinimais paskatinčiau peržvelgti, kad jeigu žmonės daro ir turi tą track recordį rodo, tai ir tikrai reikia milijardo tam, kad parodytume jums, kad tai veikia. Ir kad patys pradėtumėte daryti ir pamatytumėt, kad irgi tai veikia. Bet vėl, ne visiems verta tapti investuotojams, galbūt jums jūsų pasirinkimas kitoks.